Sveiki, Hebrytė, dėkui, kad prisijungėt prie mūsų pirmo epizodo laidos Be filtro, kuris susidarys iš 8 serijų. Dabar jau iš tikrųjų iš 9, nes atėjo daug klausimų man, nebuvau savęs įtraukęs į sąrašą, bet į kai kurios klausimus iš tikrųjų norėčiau labiau išsiplėsti, tad bus ir 9 serija su manimi, tad dabar jau šapulę galit keliauti ne 8, o 9 kartus. Taigi šiandien pas mus laidoje kultinis Lietuvos repo atlikėjas, Zarasų legenda Bendžius. Taigi netempiam gumos ir važiuojam tiesiai prie reikalo. Dėkui, kad pasijungėt. Eteris. Sveikas, Bendžiau. Biški techniniai nesklandumai pas mus buvo, varom antrą dublį dabar. Dėkui labai, kad užsukai į svečius. Labai malonu tą matyti pas mus čia Be filtro rubrikoje. Labai džiaugiuosi, kad galima su tokiais žmonėmis kaip tu pasikalbėti, sužinoti iš tavęs kažko naujo, nes visą laiką, kai kalbam per Messengerį arba ką nors, tavęs įdomu labai paklausyti, tu žmogus su patirtim, neskaitant to dar, kad esi ir be abejo, kaip ir sakiau, kultinis atlikėjas, vienas geriausių reperių Lietuvoje per visą istoriją. Tad dėkui labai, kad užsukai. Kaip pastatėm, viskas gerai? Normaliai, aš irgi tau labai dėkingas, labai tu čia smagų reikalą, kurį, kaip sakant, kad žinai, tipo, back, kaip čia pasakyti, back into the past, ne? Biškai taip sugrįžti į praeitį, prisiminti kai kurios dalykus, ta prasme, labai smagu, aš irgi, kol kad tave žinau nuo senai, labai senai, dar gyvenau Lietuvoje, atsimenu dar kiek čia. Aš tave žinau nuo 2000-ųjų ten panašiai žinau, man sakau, kulka, žinai, ten sakau, nežinau, man paleisdavo vieną kitą gabalą, galvoju, wow, čiūvas daro gerai, karočią, ta prasme, su tais ir pas tave tokia energija būdavo visada, tik tai, kad, žinai. Nu, jeigu tu girdėjai mane jau 2000-aisiais, tu buvai užšokęs ant pačių porniausių gabalų, kuriuos aš buvau išleidęs, bet dėkui, man malonu, kad tais laikais jau buvai įvertinęs. Ne, aš turiu minį tą dešimtmetį, tai gal nebuvo 4 ar 5, ar gal 3, 2000. Bet aš buvau Lietuvoje, aš atsimenu. Man Hebra sakė, taigi tu vis tiek kažkur tai rašinėjai, kažkur tai Lietuvoje, čia, turiu minį Vilniui, ne? Jo, čia mes buvom įrašę su Miražu, su Fenė ir su Čiovu pirmą žingsnį, o po to aš jau 2004 aš grįžau ir tada mes jau Gatvės lygoje, būtent pas Pušą su Svariu rašinėjom, bet daugiausia laiko praleidom su Pušu, kuris yra dalis Zenito, jūsų buvo trijulė, tai jeigu tu gali, papasakok apie tą Zenitą, apie šaknis, žinai, iš kur jis ten, kaip tas Zenitas atsirado, kaip jis vystėsi. Čia prasidėjo iš viskaro, čia kaip šokių grupė. Kažkada tai aš niekada negalvojau, kad aš kada nors gyvenime gabalą rašysiu. Mano tokia svajonė atsirado gal man, kai buvo kokių 12 metų tik tai, ne, ten, tipo, 13-14, aš pradėjau galvoti, kaip čia tos raimus rašyti, ta prasme, bet iki tol aš niekada negalvojau, aš paišydavau paauglystėje, ta prasme, mano laikais nebūdavo nieko ką veikti daugiau, kaip tik tai ten pieštukas, popierius, karočią. Ten, pavyzdžiui, dažnai praleisdavau pas senelę savo laiką, tai man duodavo pieštuką parkinę, aš ten būdavo su draugiam sėdi ten kokį nors 1000 žaidžia, tipo kortom tokių dalykų, ten šachmatais aš močiutę žaisdavau irgi atsimenu, bet šiaip tai aš paišiau, karočią, ne, tipo, tas paišymas toksai būdavo, žinai, iš pradžių matai kokią nors nuotrauką, paveiksliuką, wow, tu turi medžiagos, pasižiūrėti kaip, ne, ir man pavykdavo pašytą, aš galėdavau labai jaunas išgauti 3D ant popieriaus su pieštuko, ne, turiu meni, kad kai nupaišai, pavyzdžiui, kažkokį tai objektą arba kūną, žmogų, tai ten šešėliai yra, ten matai, kad ten išlinkimai, žinai, tokia fignia, tipo, ne. Ir čia... Tai tada adrenalino dužusi uodą tu irgi nupiešiai pats? Jo, tai mano pašytas, jo. Ir ten nupaišiau... Gadica. Ten nupaišiau
Aš mokiausi Utenoje, ne, tipo, tai kažkur tai per pamokas būdavo kokias nors ten paskaitas, kokias nors sako, čia nereikia užsirašinėti. Nu, tai nereikia užsirašinėti, aš čia, tipo, žinai, tipo, užsirašinėjai galiniam suolė, tai aš kažkaip tai va taip ir nupašiau, žinok, iš tikrųjų. Toks nes būdavo tais mano laikais, ta prasme, man sakydavo, o, tai tu gali tatuškės daryti, tipo, visą kitą. Nežinau, manęs gal nepaviliojo į tą pusę. Tai nežinau, tas, gal žinai, tipo, tas toksai žmonių būdas, karočią, ir aš tiesiog dariau, ką dariau, man muzika leist, buvo smagu. Aš kaip minėjau tau kažkada, tipo, kad aš buvau tą paskutinę kartą, kai buvo dar 9 klasės, ne, tipo, paskui jau pasidarė taip, kad po 10 klasės egzaminai, karočią, tipo, ir visi kitą, tai aš buvau tą paskutinę kartą, kur mes dar baigiau 9 klasės, ne, o ne 10, tipo, ne, tipo. Tai ir ten tie 12-okai, kurie jau tais metais pabaiginėjo, ta prasme, savo ten 12 ir jau išvažinėjo iš mokyklos, jie mums perleido, tipo, aparatūrą leisti daryti diskotekas, ta prasme, mokykloje, ne? Ir tos diskotekos, tipo, kaip čia pasakyti, ten reikėdavo turėti raktus, prižiūrėti tą muziką, mokėti paleisti, karočią, padaryti, žinai, sklandų vakarą, ta prasme, kad ten, sakykim, nuo 9 vakaro iki 11, aš nežinau, nuo 6 vakaro iki, sakykim, iki 10 vakaro ar 9, ten muzika groja garsiai, ne, tipo, ir nenutrūksta, nes ateina jaunimas mūsų moksleiviai pašokti, ne. Tai va, ir šitaip galėdavom prieiti prie salės muzikos, ir būdavo kartais einam pasiteniruoti, kaip leisti muziką, ne, paleidai muziką, tai čia kilo noras padurniuoti, pašokti, ar čia visą kitą, mes pradėdavom daugiau laiko praleisti toj salėj, paskui kažkaip tai aš sugalvojau, kad čia reikėtų gal kokį šokį padaryti, žinai, kaip būna tos, anksčiau būdavo populiaru daryti ten, 12-okai išeina iš mokyklos, tai naujametiniai programoje, ten daro kažkokį tai ten juokų šou, ne, žinai, ten šokiai, vaidyba. Jo, saviveikla. Jo, saviveikla tokia, ne. Ir aš tai galvojau, va, tokiam dalykui galima panaudoti šokį, ne, ten, kokiam Psihamerio, ten, žinai, ten pakopinis žingsnelių, ten visą kitą. Ir kažkaip tai mums visai neprikolinai gavosi, ten aš negaliu pasakyti, kad ten labai buvo originalu, bet mes kai ką savo sugalvojom, ten visą kitą. Ir man reikėjo žmonių, pradėjau kviesti žmonės į grupę, kaip po burelį, visą kitą. Tai Pušas šitaip pirmą kartą atėjo, susipažinau su Pušu, jis atėjo kaip į šokius pas mane, ne? Irgi jaunas pacaniukas būdamas ten. Tai čia mes vapšė dar mielki buvom, čia 19, žinai, tipo. Tai ir paskui mums bešokant, ten gal metai trūko tas reikalas, ten nežinau, mokslo metai, nesakykim, pavyzdžiui. Ir kažkaip tai mums, mes čia padarėm kultūrnamį šokiuose tokį pasirodymą, ir aš kažko tai iššovė mintis į galvą, kad reikėtų savo pasidaryti muziką, ne? Ir tada prasidėjo tie ieškojimai, visą kitą, karočią, kol, sakau, mokiausi tos tekstus rašyti, užėmė nemažai laiko. Ten tie pirmi gabalai, tai irgi juokingi, ten aš kaip pasižiūrėčiau, ten, nežinau, ten yra tokių tekstų, kur ten greičiau, žinai, kaip sakai, va dabar kartais būna tokių, žinai, ten, kai žmonės pabando rašyti, sukurti gabalą, tai tą tokią feikinę temą įdeda ir ten rimuoja, kaip kiti šneka, ne, tipo maždaug. Tai aš negaliu pasakyti, kad lygiai taip pat gavosi, bet karočią, kažkoks, mano padangiai buvo tik tai kas Uzi, Selai, Žasai, ne, tas Lukas, atsimenu, ten Bad B Pro, kada 96 metų albumas išleistas, ne, tas Bad B Pro. Tai iš Daugpilio kažkas tai atvežė. Net negalėčiau to pasakyti. Man rodos 96, tai aš jį gavau gal kokiais 8 iš Daugpilio. Aš neatsimenu, ar tai pats nusipirkau, ar man kažkas tai atvežė, karočią. O taip iki tol, ten ką, Wu-Tangai, Dr. Drejus, ne, Snoop Doggas, ne, čia iš East Coasto, West Coasto, East Coasto, ten tie Wu-Tangai, Notorious, karočią, ten Tupakas per tą. Tradicinė pakuotė. Jo, tai iš pradžių buvo labai sudėtinga tai padaryti, ta prasme, tokį raimą parašyti būdavo sudėtinga, aš atsimenu, pavyzdžiui, kad ir tai Uzėje, ne, ten, irgi ten, kietas toksai muzonas, bet muzonas labai buvo kietas pas juos, ten, žinai, sako, gal raimai tokie ne visur viskas dėlė ir visą kitą, bet muzonas tai buvo labai kietas, nes jie ten pas ką ten darėsi. Genys ten skaldė tokius bitus,
iki šiol galima, aš iki šiol galiu klausytis juodą baltą gabalus, Stukačius, tu tiesiog klausai, ir tematika nieko tokia, žinai, ta prasme, matosi, kad be abejo, kadangi pradinė ta stadija repo buvo, tai flow nepalyginsiu su ko dabar, bahuriukai išvarto, bet beatai, genys ant tiek gerai užšokęs ant jų buvo, aš vachui, nes surišti viena virve pas mus kasetė sukdavosi nuolat. Bet kalbant apie muzoną, karoči, Hebra dabar, žinai, pripratę, kad galima parsipūsti bitą, jeigu neturi bašlios, gali nusipirkti bitą, arba tau Kentas padarys bitą, turi visi tie softverus, gali padaryti bituką, bet mes, tarkim, apie 2000-aisiais išėjo tas Onyx Sticky Fingers gabalas Jackin' for Beats 2000 ir tada man sprogo galva, nes mes niekad negalėjom rasti normalių bitų ir man sprogo galva, kad Stickis pizdina bitus. Ir vsio, ir man prasidėjo tas 10-12 metų, aš tiesiog be jokio saiko, be jokios gėdos tiesiog pizdindavau bitus ir darydavau ant jų gabalus. O žinau, kad pas jūs Hebrytė, turėjote ypatingą būdą, kaip tos bitus padaryti, su kasetėm, su laidais, papasakok, jei gali, nes čia Hebrai sprogs smegenys, jie neįsivaizduoja, per ką reikėjo praeiti, kad gauti bitą. Kažkas tai kažkur tai ištraukia kažkokį tai sintezatorių tokį, ne, plasmasinį. Žiūrėk, ten gali išrinkti bitą, karočią, palėtinti biškį, tai mes pradėjom ten tokį, žinai, minimalką, aš nežinau, kai pačioj pradžioje, kai pradėjom muziką daryti, kai, tu šokiau ten, ne, tipo, perėjom iki to, kad čia reikia savo gabalo, tai mes pradėjom ieškoti, kaip tai padaryti, ne, ir Pušas buvo ten, Pušas visada būdavo tas toksai, kuris labiau, kaip čia pasakyti, stumdėldavo tą linkme, kad technologinė, ten, žinai, tipo, tai turiu meni, kad tenai magas, turėjo 2 magus, žinai, iš mago į magą gali rašinėti, ne? Kyla klausimas, kaip dabar čia mums prisijungti mikrofoną prie to, ne? Tada, tais laikais mes eldavomės brutaliai. 2 laidus, karočią, nukirpi laidus, karočią, jos padarai, kad čia plikus, kaip tas, grandai tą, tipo, prijungi ant tų laidų viršaus, karočią, kitą magą, ir dar ant kito mago, ant tų pačių laidų dar kokią nors kitą išėjimą, sakykim, sintezatoriaus, ne, ten mikrafą, karočią, tai 3 laidus taip į vieną sujungi ir į vieną magą sueina ant rekorderio. Aišku, būdavo ten trumpinimai, ten, karočią, kokybės nesigaudavo geros padaryti, bet mums gaudavosi padaryti maketą gabalo, tipo, kur, žinai, tipo, ten mes parepuojam, ten 4 vienas, 4 kitas, 4 dar vienas, žinai, tipo. Tai šitaip sulipdydavom kažkokius tai gabalus ir juos, ta prasme, šitaip susikūrė muzika. Iš pradžių, čia ta zarasų, kaip sakant, ne, kai mes dar buvo, kaip sakant, dykai atsmablė, man taip norėčiau pasakyti. Ir Pušas buvo vienas toj pakeliai ir Kaulas, aišku, Kaulas ant kokį savo juostinį magą atsineša, žinai, juostinis tas toksai būdavo, kur senas, tipo visą kitą. Šitaip darė muziką, karočią. Tiesągi su tais, kaip sakiau, norėjau, kad paminėčiau su to kasetė, ne, tipo, mums sunkiai gaudavosi padaryti žemo skambesio bitus ir visą kitą. Tai mes pabandėm, karočią, padaryti samplerį iš kasetės. Kai išimi visą juostelę, palieki tik tai juostelės tiek, kad užtektų vienam lūpui, įdedi į kasetinį magą, paspaudi rek, kas įsirašė, atspaudai, play ir groja. Tipo. Tai čia buvo toksai mūsų pirmas sampleris, bet mums nepavyko vis tiek išgauti tokių garsų. Tai sakau, ten mes pažaidėm, daug laiko sunaudojom, bet visgi čia, žinai, sako, dabartinės galimybės ir skaitmeninė ta fignia, taigi, žinai, mes visą laiką nuo Amerikos atsilikdavom, tengi, žinai, jeigu tenai Riza, ten 90 kokiais, ten 4 naudojo tuos profesionalius samplerius iš ten parduotuvų pirtus, ne, tipo, esi matęs tą serialą, ten gerai parodo, kaip jis. Jo, tos MPC, aš mačiau, kad neseniai be abejo tas Rizos sampleris pardavė jį ten už 7 štukų ar kažkiek tiek, tipo, ant kurio buvo padarytas 36 Chambers albumas. Visas sunešiotas, karočią, neseniai jis pardavė. Tai mūsų laikais, jo, buvo sunku prieiti prie muzikos ir samplų, plus viskas kitaip veikia, kitokie buvo gravitacijos dėsniai, aš kaip suprantu, ta prasme, tai dabar čia, žinai, viskas pasiekiama,
visą taip ir taip, karočią. Betgi, matai, dabar dėl to gausybės, kaip čia pasakyti, dėl tos gausos tų visų galimybių, karočią, ta prasme, biškai pasitarioja originalumas, ne? O mūsų laikais mes neturėjom Jo. tų visokių, viską, ką padarysi fainiau skamba, tai jau būdavo ganėtinai originaliai, žinai, ta prasme. Tai taip. Tai čia tokie vat skirtumai tarp mūsų senių, kaip sakant, ir vat tų, žinai, vat jaunių Jo, dabar. tais laikais darydavo ribotas kiekis žmonių, o išlikdavo tik tais stipriausi, kurie iš tikrųjų atsidavę, kurie ir kartais ir fiziškai nebijo atlaikyti arba duoti, žinai, už save pastovėti, nes, nu, man atrodo, pagrindai išlikdavo, bent jau mažuose miestuose, tarkim, kaip Jonava, tu, nu kaip, miestas mažas, tu kartą nusileidi, tu nenori ant ducho vaikščiot, žinai, po to visą gyvenimą. Tai reikėdavo ir atlaikyti kažkaip. Ir dėl to, nu, pas mus kažkaip taip iš pradžių bandė ganyti, gaudyti tos reperius, ganyti, ten pas mus daeidavo iki to, kas sėdi Mirke, nežinau, ar atsimeni tą ARC, karočią programkę, tipo, žinai, čatas, blėt. Pasijungi Join Bar, žinai, va mes su Karūna, per jo mes batinom nuolat per tą programkę. Ir kas sėdi Mirke, metalistai ir reperiai gauna malkų stadione. Ir kitą dieną ateinam, karočiui, visi su lasdom, sėdim tam stadione, laukiam, žinai, bet retai kas pasirodydavo. Bet kai kada reikėdavo, gal kitam podcast'e papasakosim, Paška tai Rock One'as, tai ir ant peilių turėjo pasimušti, žinai, dėl to, kad prie repo judesio, žinai. Tai, bet iš tikrųjų, tai man atrodo, kad dabar yra labai gerai, žinai, mes anksčiau stavim prieš tam pirmam dublėje kalbėjom apie tą sugrįžusią madą, žinai, plačių kelnių ir viso tako, ir kažkaip, žinai, kai kalbėjom, aš nematau tame nieko blogo ir aš suprantu, kad kai kurie žmonės žiūri į tai su nostalgija, kad, tipo, va, mūsų laikais už tai reikėjo atlaikyti, mūsų laikais tai kažką reiškia, bet man atrodo labai gerai, kad dabar žmonėms už tai nereikia atlaikyti, o mes, kadangi tas durys esame atidarę, mums negalima stovėti tarp durį dabar ir būti to face kontroliu, tipo, o tu atlaikęs už savo lenarus, ar ne, čia irgi nesąmonė. Jeigu mes jau kažką padarė, dėl ko dabar yra lengviau žmonėm, tai reikia leisti tuo naudotis, jeigu nori. O nori nešioti apteškės, tegu nešioja apteškės. Svarbiausia, kad vidus žmogaus sutaptų su jo kūriamų personažų. Mano nuomonė. Tai matai, pavyzdžiui, čia yra tas toksai, kaip sakant, ne, kartų mūšis, ne? Tarkim, sakykime, karta yra nuo 10 iki 20 metų, ne? Ar, nu, ten iki 30 gal net. Ne, tipo, kai sakykime, pavyzdžiui, tavo vaikai paauga iki paauglystės ir tu su jais dylini paskui, ne, tipo, turiuomenį, šnekėjai, bendrauji ir visa kita. Tai kai mes augom, kai tu sakai, ten, va, draugams reikėdavo net ant peilių atlaikyti savo supratimus ir požiūrius, ne? Kai mūsų būdavo sakydavo, ką čia jūs negrų muziką daro, čia, ble, visą kitą, ne? O mes tiesiog buvom tie vakariečiai, kurie norėjom sakyti, ką galvojam, karočią, norėjom žiūrėti naujoviškai į reiškinius senus, ta prasme, kad ten, žinai, tas konservizmas visas niekur neprives, nu tai, žinai, kaip sako, tipo, jeigu tu nori išlikti, tai sėdėk vietoje, ne? A tai kaip tu gali sėdėti vietoje, jeigu toje vietoje nieko nėra, tau reikia ir valgyti, tau reikia ir, žinai, o plius jauniems, tai, žinai, vien maisto neužtenka, norisi, kad ir būtų kažkas tai, turi evoliucionuoti, turi kažką, tai konkuruoti su kažkom, daryti kažką. Tai va tas mūsų reikalas ir buvo tame, kad, nu, mes bandėm tai, kas vyresniems nepatiko. Už tai čia vyresniai galvojo, mes juos čia pamokysim visą kitą. Tai už tai nenuostabu gal kažkad, kad ir mūsų kartos žmonių ten, pavyzdžiui, va taip istorijai, ta prasme, tokių dalykų atsitinka, kad ten kažkas tai kažkam tai nori kažkas tai kažką tai nori pastatyti į vietą, ne? Tai ir žinai, ir čia tiesiog va tas kultūra, čia kaip sakyti, va tų amžių skirtumas, va tų laiptų, ne, tipo, ten, va, kam 20, kam 40, ne, ten kam 60, ne, ten, tipo, paskui tie dalykai keičiasi, bet matai, kaip evoliucija yra toksai dalykas, kaip tu pradedi suprasti savo darbus tada, kai pradedi apie savo darbus šnekėti su vaikais, ne? Jo. Ta prasme, kai tu šneki su savo lygiais žmonėmis, su tavo bendramžiais, ne, vienaip atrodo.
Bet kai tu pradedi šnekėti su tais žmonėmis, kurie net nežino, kas tai yra 90, čia visai kas kita, ta prasme. Tai, žinai, va tas smagu, kad jie grįžta tos plačios kelnes, visa kita, čia ten, žinai, kaip nekeisti daugiau panelių tokių, žinai, ten jaunų, ta prasme. Tai aš nežinau, ką tokie žmonės galvoja ir visa kita dabar, žinai, bet atrodo, tai failiai jie toks galvoja, žinai, kažkoks tai va toksai mūsų, tas toksai, žinai, kaip sako, tas laisvas pojūtis pas jaunimą yra ir kaip pagarba tą mums gal, žinai, gal čia nėra tiesiogiai mums, jie gal net apie mūsų nežino, apie mane bent jau, žinai, ta prasme. Tai, bet aš sumuoju, sakau, apie mūsų turiu omeny, kad va, savo 20 metus, čia prieš 20 metų, ne, tipo, va iš tų laikų savo kartos žmonius, mūsų turiu omeny taip, ne, tai žinai. Na, žinai, Bendžio, aš to pasakysiu, gal kai kurios iš tų panelių gal ir nežino, bet tarkim, va prieš mūsų šitą įrašą aš specialiai nuėjau pažiūrėti, nes, man yra, aš jau sakiau tau, man tarkim Lietuvoje 2 top MC, man asmeniškai, tai yra 2/3 Zenito, tai yra Bendžius ir Pušas. Vėlgi, tai ne dėl to, kad mes dabar darom stavimo interviu, aš ir kitiem ribetom sakiau, kad Bendžius yra man originaliausias, o Pušas yra tas, kuris nuolat ėjo, nesustodamas ir visą laiką darė ir darė gerai. Ir man tas derinys man sudaro tą dvejetą geriausių MC. Dėl to aš nuvariau pažiūrėti, tarkim, tos kultinius gabalus, nes iš tikrųjų yra tie gabalai, žinai, kuriuos aš skaitau kultiniais, ne tie, kurie bangina, ant kurių tu užaugai bangina ir dabar paklausai tavo bangina. Kultiniai yra tie, kur aš užaugau, mane jie bangino. Ir dabar nauja karta gali klausyti tų gabalų ir jų pasąmonės stygas tie gabalai liečia. Ir jie iki šiol bangina į tos gabalus, netgi nauja karta. Ir aš nuėjau pažiūrėti į Zenito gabalus, Gyvenimas, Adrenalinas, Rožės. Ir žmonės iki šiol rašo komentarus. 2024, 2023, žinai, žmonės klauso, nes yra tie būtent gabalai, kurie, kaip tu anksčiau paminėjai apie Visockį, tarkim, ne, kad žmogus nepriklausomai ten gal be jokių, be ypatingų vokalinių sugebėjimų, bet jis galėdavo paliesti būtent tas pasąmonės stygas, kurios iki šiol groja. Ir tie jau gabalai yra amžinai. Ir aš manau, Zenito gabalai iš tikrųjų yra amžini. Kol bus lietuvių kalba, tol Zenito gabalai bangins. Bent jau pas mane chatui bangins. Matai, aš, pavyzdžiui, mano lyrinis veikėjas visą laiką norėjo padaryti tokį tipo, kaip čia pasakyti, amžinų, tasme, vertybių kažkokį tai santraupą, ne, tipo, bet matai, laikai keičiasi, ta prasme, bet, pavyzdžiui, matai, mūsų laikais mes, ieškojom kažkokių naujovių, bandėm susumuoti, žinai, čia žmonės iš dešinės sako, žmonės iš kairės sako kažką, tipo, ne, tu pats supranti kažką, tai sudedi, surimuoji, ir rašai gabalą, ir paskui girdi, kas tau ateina atgal, ta prasme, iš tų žmonių, o, čia kaip tu čia tą pasakei, kad dėl čia tas, o, čia fainai tas, o, čia tas kujovai tas, taigi čia visas šitas procesas būdavo labai gera studija, jeigu tu neturi pinigų studijuoti kažkur tai varyti, ir nesi trenktas arba durnas, ta prasme, mokėsi iš savo klaidų ir visa kita, tai čia buvo labai gera mokykla. Na ir žinai, kaip su tais gabalais, tarkim, aš irgi ne viską, ką anksčiau sakydavau, dabar galėčiau pasakyti, kad aš taip pat gyvenu pagal tokius pat supratimus kaip ir anksčiau, nes vis tiek žmogus vystosi. Ir mes galim pažiūrėti į save iš praeities. Dėl to, žinai, aš dabar netgi pergalvoju, anksčiau būdavo, žinai, kai yra kai kurie atlikėjai, jie paleidžia porą albumų, tau jie patinka, tu juos klausai, po to išleidžia trečią, ne, pasikeitė, man jau nebepatinka, nes tu lieki ant tos pačios bangos, o tas žmogus auga. Ir tu to nesupranti. Ir bent jau man tai buvo, žinai, ir dabar aš irgi net pažiūriu į savo kūrybą ankstesnį ir aš taip, mano tas, žinai, kulka, kuris buvo anksčiau, dabar yra kulka skirtingas. Nes mes augam ir mes turim būti sąžiningi su savo klausytojais. Mes negalim išlikti, tarkim, 40-metis kulka, bandyti daryti tai, ką darė 20-metis ar 16-metis kulka. Tai būtų nesąžininga klausytojams, žinai, nes mes turime išlikti, mes pasikeitėm, reiškia, keičiasi mūsų kūryba kažkiek. Net jeigu, žinai, iš tikrųjų, tu man davei tokį įdomią mintį, kai tu sakai, kad mes bandėm, žinai,
jauni mėgsta provokuoti. Žinai, pas mus mes bandom suprovokuoti reakciją kažkokią. Ir gal taip netgi pagalvojus dabartiniai žmonės, kai, žinai, aš nieko blogo prieš New School'ą neturiu. Man atrodo, tai gerai, tai yra natūralu, muzika evoliucionuoja, žmonės evoliucionuoja, bet visada atsiranda tie, žinai, atlikėjai, kurie, fakeriai, ane, ta prasme, kurie ten ant kampų dylina ir viso takoja. Ir dabar žmonės ginčiuojasi ten old schoolas, new schoolas, žinai. Ir man apie tai aš daug labai galvoju ir kažkaip atėjo, žinai, mintys tokia, kad iš dalies, man atrodo, mes turim priimti atsakomybę kaip MC, kaip seniai, kurie seniau repuodavo ar dabar iki šiol repuojam, kad mes turim priimti atsakomybę, jeigu mums nepatinka, kurią kryptim eina muzika, mes turim priimti atsakomybę už tai, nes reiškia, mes nesugebėjome išlaikyti tų klausytojų, arba mes nepakankamai rašėm, arba mes rašėm tom temom, kurios nepritraukė tos žmonės, kurie galėjo mūsų klausytis. Ir jie nuėjo kitą kryptim, ieškoti kitų stilių, kitų atlikėjų. Tad, manau, tai yra sąžiningas žaidimas, kad ateina nauji atlikėjai su naujais stiliais, kurie mūsų gali netenkinti, taip pat kaip mes savo laiku negalėjom patenkinti klausytojų kito žanro ar kitokios pakraipos. Čia, žinai, pavyzdžiui, ką mano manimu protingi žmonės labiausiai vertina mene, tai tą sąžiningumą ir atvirumą, ne? Ta prasme, evoliucijos procese mums reikalingas sąžiningumas. Jeigu tu pats supranti, kad, karočią, pasikeitė, žinai, kaip sako, tipo, tu pripratęs gyventi prie šiaurės klimato, ne? Ir tu čia atsidūrė kur nors Afrikoje, ne, tarkim, kur aplamai jie nežino, kas yra sniegas, ne? Žinai, tavo tradicijos, karočią, tavo patirtis nebetinka tenai, ta prasme. Jinai nereiškia, kad tavo patirtis yra bloga, bet jeigu tavo patirtis ten netinka, tu negali adaptuotis iš dalies, ne, tipo, tai matai, čia tas mūsų, vėlgi tas kartų kova, ne, tarkim, tai yra tas, žinai, viena karta užaugo prie interneto, prie vėlinių telefonų, landline'ų tuo, ne, paskui kitą kartą užaugo prie mobilių telefonų, o kiti jau užaugo prie smartfonų, ne, tai šventė, tai čia jau yra, kartais, žinai, yra dalykai, kurie niekada nesikeičia, lieka tokie patys, bet yra dalykai, kurie nuolat keičiasi ir mes turim būti adaptyvūs, ta prasme, ne, tipo, turiu omeny, kad pakanka turėti filtrą, vertinti aplinką. Tai kaip sakant, grįžtant prie to, pabrėžiant tą temą, kad artistai yra labai smagus tie, kurie sąžiningai šneka apie protingas problemas ir tau sukelia klausimų. Kai tau sukelia klausimų, kuriuos tu pats nori atsakyti savo, ne? Tai čia yra, tas yra pats vertingiausias, sakykime, pavyzdžiui, tų visų filosofų, menininkų, artistų darbas, kurie, tipo, sukelia klausimus. Tai su tais artistais mumis, kad kai mes tenai, pavyzdžiui, kaip sakant, stumdomės kokiom ten temom, ten dar kažkas ten kažkokie nesutarimai, ambicijos. Gerai, kol tai, kaip sakant, žinai, bet repo kultūra yra tas geras dalykas, kad nesvarbu, tu atsistoji ant scenos, batlas, ne, tu ten batlini, ten mat per mat, karočią, tu ten toks, anoks, bet niekas neapicaiduda tau. Jeigu tu batlę, karočią, trenksi savo priešininkui iš kumščio į veidą, tu pralaimėjai. Automatiškai, ne, toksai būdavo. Tai aš kartais pasižiūriu į tą prikolą, kad, tipo, ginčytis yra gerai, nes ginčiuose gimsta teisybė, ne? Svarbu tik, kad ginčiuose, žinai, į ginčius nededa bombų. Klausyk, ką tu galvoji dėl pagarbos asmeninės ir pagarbos hip-hopė? Ar yra skirtumas, ar vis tiek principai išlieka tie patys tau? Todėl aš šitos priešininkus, kurie repia, pavyzdžiui, varo kažkokius tai dalykus prieš mano filosofiją, ne, tarkim, aš imu kai iššūkį ir bandau dirbti su savim tam, kad, karočią, progresuočiau, tam, kad viskas judėtų į priekį. Taip, tas procesas būna skaudus kartais ten, pavyzdžiui, aš irgi negaliu visų artistų, visų gabalų klausyti, ne? Yra, pavyzdžiui, artistas, kur man patinka tam tikri gabalai labai labai super, ne? Bet yra tokių gabalų iš to pačio artisto, kur aš negaliu, man nesiklauso, aš paklausiau, ne mano tema, gal jam taip atrodė ten tada, gal ten kažkokia tai dalis, bet aš negaliu savęs įstatyti ten, ne, tipo, tai
Tai aš tai pasakyčiau taip, kad, tipo, kad ir, tarkim, tu ir aš, ne, galbūt kai kuriais aspektais aš negalėčiau pasakyti, kad pavyzdžiui, su tavim visur sutinku, bet man tavo darbai, tavo veikla, man labai patinka, kad tu tai darai. Aš irgi norėčiau prisidėti, sakau, man smagu, tai podcastai, visa kita, tu sukeli minčių, kur aš tikrai ne kartą prasuku gabalus, netgi kartais būna, aš man užsiciklina vienas gabalas ir aš jį galiu pasukti pusę dienos. Tai čia jau labai super. A kartais būna tokių gabalų, bet kur stringa frazės kažkur tai pas kažką, tai man ir aš, pavyzdžiui, next, negali tai. Jo, ne, aš suprantu, tarkim, man jeigu žmogus yra kitokių pažiūrų, daro muziką iš kitokio kampo, manęs tai visiškai neskaudina, manęs tai neužgauna, aš tarkim, man tada pasirinkimas lengvas, arba aš jo klausau, arba aš jo neklausau, ne? Bet tarkim, jeigu aš žinau, kad žmogus, kuris daro gabalą, net jeigu jis gerai skamba, bet žmogus yra končinas, kad jis kažkur turi tokių stiprių zaškvarų, arba tokių pragonų, arba aš apie juos žinau, arba pats patyręs, žinai, tuos dalykus iš to žmogaus, aš tada negaliu priimti jo kūrybos. Ir gal tai yra, man vėlgi reikia dirbti su savikontrolė, gal aš nesu antiek dvasiškai arba morališkai išsivystęs kaip tu, nes tu esi labiau toks išmintingas žmogus negu aš labiau, man atrodo, toks tiesmukiškas, greitai reaguojantis, žinai, bet va man tokie dalykai, tarkim, jeigu yra zaškvaras, aš negaliu klausyti. Ir va dėl to net ir Lietuvos repe tam pačiam buvo daug atlikėjų, kurie iš tikrųjų daro neblogą repą, bet mano playliste jie yra išbraukti. Ir aš be abejo neminėsiu, aš čia nebandau užsihypinti dėl kažkokio vardo, žinai. Aš tiesiog pasakau, kad pagarbata man asmeniškai yra kaip derinys asmeninės pagarbos ir to, ką žmogus daro. Tad man geras repas dar nereiškia, kad jis turėtų groti mano ausy, žinai, o geras žmogus gali daryti blogą repą ir aš jo klausysiu, nes tarkim, aš žinau, kad tas žmogus yra savas, jis yra tikras, jis yra sąžiningas, žinai, ir gal jam tiesiog netaip gerai gaunasi. O tokius gabalus aš klausysiu ir man jie priot. Nes aš galiu tai susėti su žmogumi. Aš labiau turbūt dovanok, aš suprantu tavo požiūrį, turbūt aš pats tą klausimą kaip suprantu, kad tai yra, grinai iš asmeninės patirties. Tarkim, žinai, nenoriu, kaip ir sakiau, nemesiu jokių lietuviškų MC, žinai, po traukiniu, ten nebandysiu hypintis, bet tarkim, net jeigu man anksčiau patikdavo kokie nors gabalai P. Diddy, po to, kai 50 Centas ir Ketas iškėlė visą tą pedofilijos ir žinai, nešvankių temų kreitį į paviršių, aš negaliu priimti jo gabalų aplamai. Aš net nenoriu jo matyti, aš nenoriu jo girdėti, supranti. Kartais tie neigiami artistai mums duoda didesnį kiką negu tie, su kuriais vis laiką sutinki. Aš čia kaip dabar nesenai kalbėjau su vienu senu savo pažįstamu, sako, tipo man, sako, žinai, bent jau, sako, vis dėlto aš, sako, pasidariau išvadą gyvenime, kad, sako, geresni draugai yra tie, kurie tau gyvenime ne visada su tavim sutiko, o kažkur tai su tavim ginčiasi, kažkaip, tipo, gal nesutinka ten, aš nesakau ten muštis, ten whatever, čia ne apie tai, čia, tipo, nesutinka, bet, pavyzdžiui, tavęs, vietoj to, kad tave palaikytų, bet kokį tu šūdą darai, tave visą laiką draugas palaikytų, tai irgi čia nebėra draugystė, čia, ne tokia draugystė, bet, žinai, draugas turi visą laiką su tavim pasiginčyti, paklausti, kodėl, jeigu tu žinai, dėl ko tu darai tai, valio, aš sveikinu tave, aš tave palaikysiu, davai, ir aš tau padėčiau, daryk. Darom, nes aš matau tame potencialą, pavyzdžiui, ir cool, nes nesakau, aš nebežiūriu į tai, kad kažkas tai netoks kaip aš, tai čia dabar aš, pavyzdžiui, dabar nebegaliu ten šnekėti, kai matai dabar dėl tų visų ten tų tolerancijų ir visa kita, žinai, ten sako, jeigu būsi per daug tolerantiškas, tai tu būsi myręs, ne? Bet kita vertus, pavyzdžiui, čia irgi chuniakai, čia irgi chuniakai, žinai, visi nori padaryti, kad, tik tai mano tvarka yra gerai, ne? Žinai, kaip sako, tipo, turi būti toks dalykas pofik, kaip ten gyvena pas save. Tavo privati erdvė yra tavo privati, ne?
kol mes, pavyzdžiui, vat privačių dalykų nepradedam ten dėti, ten, žinai, kaip sakant, tipo į viešumą, čia, žinai, kaip sako, tipo tas, man labai tas dalykas, vat Airijos patirtis man davė tokį prikolą, kad, žinai, sėdi su juodžiu už stalo, ne? Nu, tu negali pasakyti, kad balta yra gerai, o juoda yra blogai. Ir supranti, tas man nesvarbu tenai, koks aspektas ten kalbos, bet, nu, jis sakys, o kodėl juoda blogai, o kodėl juoda, pavyzdžiui, nėra gerai, ne? Nes jisai, aš tai juodas, ne, nu, tipo, nu, tamsus, ne, tipo. Tai va tas aspektas labai duoda gerą kiką, kad tu pradedi suprasti, kad, žinai, nu, tipo, tam tikroj iliuminacijoje, ta prasme, mūsų tiesos atrodo savaip, ne? Nu, tas, nu, vienaip, ne? O kitame aspekte. Jo, nes, pavyzdžiui, čia aš susiduriu irgi tokį prikolą, vat, tarkim, vietiniai sako, o tai tu nesutinki su manim, tai tu nepalaikai mano nuomonės, tai tu čia nesi man gal savas. Aš galvoju, nu gal ir nesu savas, bet čia, žinai, čia, jeigu tu negali pasižiūrėti, kaip čia pasakyti, na, jeigu tu negali išvelgti manyje sumanumo, kodėl aš tam ginčiuosi, tai gal tikrai aš nesu tau savas. Ir man nereikia būti, nu, tiesiog bendrauti su tokiais žmonėmis. Todėl man irgi yra svarbu va, tas toks, žinai, intelekto lygis, kai sako, intelektualų žmonės, tipo, yra tie, kurie nu, tipo, pagauna mintį ir ją moka apginti, ne? Tipo, moka išsaugoti. Bet tas sekantis intelektualumo lygis yra tame, kad tu dar turi vis tiek mokėti atpažinti intelektą. Ir tau atrodo, iš pavyzdžiui, tavo esamų aplinkybių, tau atrodo, kad čia nėra ką keisti, viskas tobula, viskas gerai, bet kažkas tai tas vėžės neįtelpa, ne? Tai žinai, kaip sako, tipo, yra tos tokios teologinės filosofijos, visokios, kur sako, tipo, tu nepastatysi rojaus, jeigu nors ką nors paaukosi dėl to rojaus, ne? Į tą rojų turi įeis tik tai tas, nu, tipo, nu, kaip čia pasakyti, mes galim pasiekti tokią būseną tik tai tada, kai visi ten telpa. Kai kažką tai mums reikia čia pašalinti, arba čia ištrinti, sunaikinti, nu, čia, žinai, arba čia kažkur tai kažką tai, viskas, čia yra kažkokia tai, kaip sako, pilies savoka. Jo, bet žinai, man patiko labai, kaip tu sakei, kad tu kalbėjai su tavo artimu žmogumu ir jis tau pasakė, kad yra gera supti save žmonėmis, kurie gali su tavim nesutikti. Aš visiškai sutinku su to, nes, tarkim, aš esu palaimintas, ačiū Dievui, kad mane supa žmonės, su kuriais mes išvystę tokius santykius, kur tau kartais gali pasakyti, žinai ką, kulka, aš tavo užnugarį laikau, bet tu goniš, tu neteisingai elgiesi. Ir taip pat aš galiu pasakyti tiem mano artimiem žmonėm, kad žinai ką, žiūrėk, aš tave palaikau, aš tave palaikysiu, bet tau reikia dar kartą pamastyti, tu nesužeisk pats savęs. Ir va tas sugebėjimas ne tik pasakyti, bet ir kad kita pusė priimtų tą informaciją neįsižeidus, o tiesiog net jeigu su tavim nesutinka žmogus, žinai, jis gali pasakyti, ne, žinai, ten, tarkim, kulka, va šito gabalo nereikėjo dėti albumą, jis išsimuša iš albumo. Man nėra jokio zaparo, žinai, ta prasme, pergalvotai, aš vis tiek priimsiu sprendimą, jeigu aš nusprendžiau tas gabalas eina albumą, jis eina į albumą. Bet man malonu, kad man tas žmogus tiesiai šviesiai pasakė, nebijodamas, kad aš tam pasakysiu, ką tu čia man aiškini, kaip man daryti albumą, nes man įdomi nuomonė mano bratulių, mano artimų žmonių, nes jie mato, o dvi galvos ir dvi poros akių mato daug daugiau, žinai. Ir kaip ten pasakyti, vis tiek, visi mes galvojam, kad esame karys ir vienas laukia karys, žinai, bet reikia visą laiką turėti žmonės, kurie gali kai kada už virvės patemti, nenukrysk. Tu to vos nenukritai, karočiui, nenukrysk. Tai va čia, žinai, kaip su tais, pavyzdžiui, jauniais ir visa kita, man čia, Dubline buvo prikolas. Vienas pažįstamas, žinai, tipo, sako, atneša, tipo, sako, va, žiūrėk, mano draugelis repuoja, žinai, man čia paleido Jinusai, ten, tipo, kokybiškai padarė, viskas ok, bet lyrikos prasme, tai ten vos ne visi čiulpkit Bibi, karočiui, ne? Ir, žinai, aš suprantu, gal, kai žmonėm nori pasibarti kažkam, tai ne, nu, tipo, ok, bet, sakau, manęs tokia muzika neimponuoja, nes jinai man nieko nepasako, tai pas man nieko neduoda.
Tai va tas matai, toksai biški tas konfrontacijos buvimas logikoje, jinai visą laiką yra sveikintinas ir sveikas labai, nes jeigu žmonės negali girdėti apie kritikos ir visą kitą, tai irgi, žinai, tu negali tobulėti, kaip sakant, žinai, matai, kai mes perinam į kitą laiptelį, dar visą kitą, ne, tipo, tai tas dalykas mums suteikia žinai, pasvarstymo ir gal tie aspektai, kažkur tai kažkas tai tau atkreipia dėmesį į tave ten tada, tai tu jau po 5 metų ar po 10 metų tu, žiūrėk, pasidarai kažkokias tai išvadas ir gal dar daug dievė tai padėjo, ne? Nu, turiu omeny, tau patinka rezultatas, ne? Tai žinai, tai tas, jo, tai tegu nėra pas bus toksai, kad mes vis dėlto protinam, nu, kaip čia pasakyti, tarp kitko, o čia geras, ble, prikolas, to proto savoka, bet pasakysi tau, kad, tipo, kai sako, būti protingam, ane, tipo, žinai, čia kur tavo protas, tipo, žinai, ir aš čia gyvendamas užsienyje, emigranto duoną valgydamas, žinai, pradėjau kažkaip galvoti, kad, žinai, tipo, sakau, nu gerai, protas, sakau, nu taip, protas jis yra, bet protas man nepriklauso. Tai sako, kaip tau nepriklauso protas, tipo, žinai, nu tu pasižiūrėk žodinėlį, ką reiškia žodis protas, ne, tipo. O aš sakau, nu man, pavyzdžiui, lingvistiškai, logiškai galvojant, nu ten etimologijos atžvilgiu, ne, nu aš esu daugiakalbis, aš neku, tipo, 4 kalbom laisvai ganėtinai, ne. Tai esmė tame, kad tipo, aš visą laiką analizuodavau, vat, koks žodis, ką reiškia, tipo, ten, žinai, vat, kur čia panašumai tarp skirtingų kalbų, kaip, žinai, ten, tai pavyzdžiui, dėkoju, dženkuja, lenkiškai ir dėkuju, ukrainietiškai, pavyzdžiui, ne, nu, tipo, kažkokie tai yra kažkur tai šaknis žodžių, kurio, jo, sąryšis, ta prasme, ne, tipo, tai ir sakau, žinai, sakau, kadangi protas, sakau, man nepriklauso, protas buvo prieš mane ir protas liks, kai manęs nebebus čionai. Ne, ta prasme, tai, bet esmė tame, kad, tipo, sako, tai, o ką tu turi, sako, tai, sako, jeigu protas tau nepriklauso, tai kas pas tave čia galvoja? Aš sakau, čia yra išmintis, čia yra mano išmintis. Tai protas yra toks šablonas, į kurį tu save taikai, pavyzdžiui, va tau mama ir tėtis tave protino, ane, tipo, ten aplinka, mokykla protino, sakė, va, tas gerai, tas blogai, tu atsimeni šitą protą, tu visą laiką save statai prieš tą, ane, bet vis tiek kartais priimi sprendimus, kurie yra būtinesni. Ir kartais mes, pavyzdžiui, tokie, nu, tarkim, ką reiškia tas maištininkai, ne, nu, kaip visos religijos sako, kad maištininkai visi pasmerkti, niekas maištų nepasieks tinkamo finalo, ne, bet kai pasižiūri kartais, kad žinai, kas sako, tipo, jeigu tau nesiseka ir tau yra blogai, tai gal problema ne tavyje, o gal tave idiotai supa tiesiog, ne? Tai žinai, tai yra esmė tame, kad kartais va, ta proto savoka, aš sakau, vat, man padėjo, aš supratau, kokį, nu, tipo, pradėjau gilintis, žiūrėtis, tipo, ten, žinai, iš kur gauti išminties, ne? Išmintis yra, kaip tu taikai tam tikrus dalykus, kaip čia pasakyti, loginius maketus esamai situacijai, pavyzdžiui, ne? Ir, tipo, kiek tau jie neša naudos, ar jie tavęs neapkrauna, ar neapsunkina, ar tavęs nevaro į depresiją. Tai aš to pasekoje išėjau į tai, kad protas vis dėlto tai yra tai, kas, nu, kaip sakytum, pavyzdžiui, sako Dievas, ne? Nu, kur tas Dievas, parodyk, kas tai yra, ne? Tai, bet jeigu Dievo, nu, žodis nebūtų žodinėlyje tokio žodžio, mes nenaudotumėm, kadangi yra sukurtas žodis, tai jis yra jau koncepcija kažkokia tai. Tie, kas jį naudojo iki tol, įsivaizdavo jį kažkaip, ne, tipo. Bet esmė tame, kad tipo, protas atitinka tą patį lygį, kur tu sakai protas, va, protinga. Taip, kas buvo protinga prieš 20 metų, galbūt neprotinga yra dabar. Nu, gal ne taip, čia, sakykime, prieš 200 metų, ar ten prieš 2000 metų, ne? Kai žinai, ten sakydavo, kam tau ta muzika, ką tos muzikos, ta muzika tavęs neišgydys, ta muzika tau nesuteiks kažko, tai kur tu avims nedainuosi, ganydamas, būdamas piemenėliu, ne? Dudelę papūsi ir viskas okei. O matai, dabar mes gyvenam kitaip, mes tu, pavyzdžiui, kalbėdamas, tu gali pamokyti, kaip čia pasakyti,
kažkam tai nepamokyti, o tiesiog parodyti savo logikos, savo logiką, ne? Kažkam tai bus priimtina, sakys, o, man patinka tos mintis. Ir tos mintis, jeigu padeda žmonėms gyventi, labai gerai. Aš tik tai už, ne, nu, tipo, dažnai, tas filtrai turi būti visada, savikritika turi būti irgi visada. Tai vat aš iš to, tai čia ką norėjau pasakyti apie protą. Na, aš tau irgi labai dėkingas už tą gabalą, kai tu man tada, ten ne featuringas, ten grinai, tai priedainį aš tau rašiau, kaip senais laikais, aš atsimenu, Montė į Connectą tai darydavom, ten, tipo, Montė turi gabalą ir, žinai, ant scenos, labai sunku, kai tu ir partą varai, ir priedainį, reikia, tipo, kažkokio taigi efektų, visko, tipo, ne? Tai būdavo toksai, tipo, kad, nu, davai, aš tau čia priedainį suvarysiu ant koncertą, ne? Čia pažiūrėjom, kad gerai skamba, o, davai, įrašom, taip į albumą įrašėm, žinai. Ir tas toksai prikolas, kad tu manęs paprašai, sakai, tipo, va, Artūrai, gali man, sakai, nu, bent jau čia gali, tipo, įkalti, tą, nu, dėl priedinį, atsimeni, pats, kai Kulka man rašai. Jo, man atrodo, davai gal papasakojom žmonėm, kaip nutiko, nes čia iš tikrųjų įdomi tokia istorija, man labai brangi iš tikrųjų, nes aš aplamai tam gabalas, nu čia žiūrovams, ta prasme, tas gabalas turėjo būti solinis ir aš pagalvojau ant priedainio kažką išvartyti biškį kitaip su balsu, kažkokią inovaciją įvesti, bet matyt patirties kraitis su repu ir įtaka to paties Zenito ir Bendžiaus asmeniškai. Tai pušą, kur sakai, dėl tų priedainių, ne? Ir netgi ir pušą, kaip tu pasistudijai, tu sako, priedainis, o čia reikia įkalt balastui, ne? Jo. Nu čia, netgi ir to pati, ne? Jo, ir aš, karočiui, įrašau priedainį ir aš klausau ir aš taip iš pradžių net nesuvokiau, aš taip klausau ir galvoju, kažką man primena. Blin, gal rimus aš kažkieno kito atkartojau, nežinau. Ir po to man taip prašauna, blin, aš, karočiui, įrašiau kažkaip panašiai į Bendžių. Ir galvoju, čia negražu bus, jeigu aš išleisiu šitą gabalą, bus negražu, reikia parašyti Bendžių. Ir aš rašau tau ir sakau, klausyk, sakau, va, rodau tau gabalą, sakau, žiūrėk. Yra 3 variantai, sakau, aš rašiau, man atrodo panašu į tave, sakau, jeigu nori, jeigu tau nepatinka, aš perrašysiu visiškai priedainį, kad nebūtų panašu į tave, sakau, arba paliekam kaip yra, sakau, ir po to taip ant dūros įmetu, nu arba žinai, gal jeigu nori, kadangi jau ir tave panašu biškai, gal tu gali padaryti tą priedainį. Ir po 2 dienų žiūriu, gaunu, Bendžius įrašė demuškę. O man taip patiko tas prikolas, kad ta prasme, man taip pat gyjo gerai, muzonas ten labai kietas. Tas toksai skambesys, kad, tipo, aš galvoju, nu, tipo, čia, nu, tai priedinį, aš irgi galvojau, tipo, žinai, nu, tiesiog, atkartosiu, ką tu čia, tavo tą teksto esmę. Aišku, ten pakeičiau ten keletą, vis tiek savaip sudėjau truputį. Bet ir čia įkaliau, čia vieną bekus uždėjau, žiūriu, kad gerai skamba, repita netgi gerai skamba, galvo, o, liuks. Ir tu davai man daug energijos iš to projektuku, tau labai dėkingas ir čia cool, fainai. Aš tau irgi dėkingas ir po to dar klipą kartu susukom, hebra, jeigu kas nesupranta, apie kurį gabalą eina kalba, čia yra Bendžius ir Kulka, GRB, gatvinio repo bylos, pažiūrėkite, Bendžius filmavo su savo brolium Andrium, dar Airijoje. Labai įdomus, man atrodo, projektas gavosi. Ir va, matai, kaip tu dar pasakė dėl pušo, nes va, matai, tas Zenitas padėjo Kulkai iš tikrųjų, nes aš neatsimenu, ar mes čia pirmam dublį kalbėjom, ar antram, nu jeigu mes šitam jau dublėje kalbėjom apie tai, tai aš tada ištrinsiu per naują, nebepasakosiu, bet jeigu mes kalbėjom pirmam ir išsitrynę, papasakosiu. Man anksčiau niekas negalėdavo paaiškinti, kaip daryti repą. Aš dariau kažkur jau 6 metus ir man hebra sakydavo, kad, nu, biški ten taip, biški kitaip, žinai, padaryk tą ir aš tokiu, ką padaryk tą, nes ateinam su to patsansku mąstymu, kad niekas negali nieko paaiškinti, tu niekad negali parodyti silpnybės, tu esi teisus tame, ką tu darai. Ir darydavau savo gabalus, tos parnuchinius. Ir atvarau 2004-aisiais į Gatvės lygą. Į studiją įsirašinėjom pas Pušą su Svaru. Svaras buvo pagrinde užimtas, tai Pušas mums labai padėdavo, iš tikrųjų Pušų pagarba už tai. Ir va man Pušas tik tada pramušė, kad Kulka, tau reikia daryti normalius priedainius. Ir aš pradžioj atsimenu dar, ką?
Ir Pušas sako, jis taip papacanski priėjo, žinai, jis, tipo, gal jis suprato, kad prie manęs toks priėjimas reikalingas, bet gal jam natūraliai taip gavo. Ne, Pušas, aš kiek pertrauksiu biškį, aš kiek žinau Pušą, kiek pažįstu, ir jisai tokią funkciją atlikdavo visą laiką. Jeigu, pavyzdžiui, aš tenai, kas liečia idėjų, būdavau toksai inovatorius, ne, tai jisai būdavo iš techninės pusės labai gabus. Jisai ką paimdavo, ką padarydavo, visą laiką būdavo geriau, negu padarydavo aš, pavyzdžiui, ne. Tai čia toksai, čia kaip žinai, kai Pušas pradėjo ten, išvažiavo į Vilnių, tai, karočią, galima sakyti, kad Zenitas čia ir sugriuvo, nes kai, žinai, žmogaus nėra tame rate kartu, kai tu su juo kartu darai, verdi, ten gal ne visus gabalus darydavom, visi susėdę kartu, žinai, ten būdavo, tu padarai kažką, tai atsineši į studiją, o, čia tas taip, čia tas tinka, čia tą gal pakeičiam, čia gal tą, žinai, ir būdavo tas toksai, kaip čia pasakyti, kokybės atžvilgių būdavo našesnis darbas ir Pušas visada turėdavo tą savybę, kad jisai žinodavo, kaip skaniai padaryti, karočiui. Tas jo, tai čia priedainį, tai čia dar tą, ką nors. Aš irgi būdavo toks panašesnis, kaip tu ginčydavausi, sakydavau, kad čia, ne, davai, čia tokia idėja, čia toks planas, bet žinai, kai tu turi idėja yra 100%, ne? Kai tau reikia padaryti finalinį dalyką, jeigu tame dalyke yra 50% nuo pirminės idėjos vaizdo, ne, to plano, tavo gabalas yra jau pavykęs. Jeigu ten 75, ne, tai jau tavo netgi, man būdavo, mano ego augdavo, jau galvo, čia jau, žinai, tipo. Nu, vat ir sakau, ir Pušas būdavo tas toksai veikėjas, kuris galėdavo daug ką padaryti labai gerai įtaigiai. Va čia jo savybė, tai kai sakau, dėl to priedainio, kai paklausai jo patarimo. Jo, ir jis prieimo prie manęs rado, matai, nes jis man įmetė paprastą frazę, nes jeigu Pušas man pasakytų, Kulka, tau reikia padaryti priedainį ir viską, man nesuliptų, žinai, dėl to mano pradinė reakcija buvo ką, o jis man sako tokią frazę, sako, hebrai, reikia pailsėti, sako. Jeigu hebra pailsės per priedainį nuo tavo pirmo kuplėto, antro kuplėto klausys dar lengviau, hebrai reikia pailsėti. Ir tada man į galvą šoku, nes čia jau tipo ne mane atakuoja, o tipo aš kažką ne taip darau hebrai ir aš toks, man reikia duoti hebrai pailsėti, jo, aš duosiu hebrai pailsėti, žinai, tokį, kai man čia grinai, ant pacanskos bangos, tipo, reikia hebrai duoti pailsėti. Ir nuo tos dienos Kulka pradėjo daryti, priedainius, tad Zenitas prisidėjo. Tad jeigu hebrai jūs klauso dabar ir galvojat, Kulka, ką tu išvis darai, tu kažkokias lempas skaldai, visos pretenzijos Zenitui, Pušui ir Bendžiui. Šitie čiūvai, karočiui, sulipdė iš manęs kas aš dabar esu, karočiui. Ne, nesakyk taip, jau nėra, kad mes jau tave sulipdėm, tu pats tave lipdai. Prikoliu. Dėkui, kad tu, karočiui, mokytis, kaip sakant, žinai, girdi ir ta prasme, požiūrius, nuomonės. Aš irgi ne visą laiką girdėdavau ten, ta prasme, man būdavo irgi sunkumų, kad, čia planas yra toks ir čia taip reikia padaryti, žinai, tipo. Betgi visgi, karočiui, kancokai, matai, Pušas, žiūrėk, vienas iš pačių produktyviausių reperių buvo, ne? Jisai sugebėjo ir sindikatą daryti savo stavkės, fiškės, ta prasme, ir savo solinius albumus leido, karočiui, ir dar featuringus darė, karočiui, jo, ta prasme, tai, žinai, dar ir kitiem įrašinėjo gabalus, ta prasme, tai matai, kas liečia produktyvumą, tai jisai gabus, aš sakau, čia jo tipo, gera fiškė, ta prasme, jo karonų stavkė, tipo, ne? Jo, Pušas prisidėjo iš tikrųjų, kaip ir sakiau, man 2 top MC Lietuvoje, tu ir Pušas. Tame ir jūs esate labai skirtingi, nes pas tave yra tas, tarkim, neįprastas originalumas ir kaip ir sakiau, tu savo rimuose, tu moki ir gabaluose pateikime, tu moki paliesti tas pasąmonės stygas. O Pušas tiesiog, man taip bent, mano toks, žinai, mano nuomonė tokia, jis toks iš pacanskos tos pusės, žinai, ir jis pumpuodavo, jis nuolat darydavo, kaip tu ir sakai, solinius, sindikato, nėra Pušo, nėra sindikato, kaip pagal mane, aš ten nesakau, žinai, kad
nebandau kažkokios idėjos kažkam paduoti, bet tiesiog man asmeniškai Tavo nėra požiūriu. pušo, nėra sindikato. Viskas, žinai. Okay. Ir man iš tikrųjų buvo labai gaila, kai va, Pušas pasakė, jis išeina į pensiją, nes iš tikrųjų svajoju ir iki šiol svajoju, kad gal kada nors išeis su Pušu, karočiui, sumegzti, ką nors, žinai. Bet Tai gal ir nežinau, išeisiu, turbūt tai, žinai, kaip sako, gerai yra svajonę turėti. ne, tai gerai čia, žinai, savotiškas dalykas jo, tai liuks, aš tai, žinai, labai gerai, kitaip, žinai. Tai va, tai. O kaip tu manai, Bendžiau, pasakyk man, o kaip tu manai, repas, jis yra kaip atvaizdas, kaip veidrodis pasaulio, ar repas vis dėlto stipresnis negu tai ir jis gali pasaulį įtakoti, tarkim, per kūrėjus, ne tik per dainas, bet, va, tarkim, vystant kūrėjus, vystant kultūrą, nes hip-hopas virto tą pasaulinę kultūrą, pasaulinių judėjimų, žinai, visi kažkur kažko išmoko naujo, jis įtakojo kelias kartas iš eilės, bet va, pats repas, kadangi mes darom repą labiau, kaip tu manai, jis vis dėlto yra atvaizdas pasaulio, ar jis turi tą galę įtakoti pasaulį ir keisti pasaulį? Nu, matai, aš tai pasakyčiau taip, kad čia, kadangi artistai yra labai visi įvairūs ir skirtingi, ant to, kad, pavyzdžiui, žinai, vieni žmonės atvaizduoja tai, kas juos supa, o kiti žmonės sugeba kažką tai atnešti savo, kaip sakant, iš to kito, kaip čia pasakyti, iš tų aukštesnių erdvių, ne? Aš manau, kad tų vienetų žmonių, tų unikalių žmonių ieškojimas visoj toj repo jūroj, karočią, ten, sakykime, estrados jūroj, tai yra tas, kas yra vertingiausia mano atžvilgiu, bet matai, yra daug žmonių, kam patinka tiesiog klausyti tam tikrą stilistiką. Ten nesvarbu, ką jie sako, kuo mažiau gilių minčių, tuo geriau, bet svarbu atitinka mano vaibą, ne? Tai čia yra, matai, tai mano darbas, kaip sakyt, darbas, o mano tas visas, nu gerai, tas filosofinis darbas buvo tame, kad surasti kažką tai tokio unikalaus, tempti į viršų tokius dalykus, kas nesimėto bele kaip, ne bele kur. Čia, žinai, ant kiekvieno kampo gali išgirsti bet kokį ten bazarą, iš to bazarą surimuoti, ten padaryti, ir čia liktai, šustrai rimuojasi ir cipo liktai fainiai. Bet ne visada tokie gabalai lieka ilgam, ne? Galbūt jie kaip istorinė chronologija, gal tu gali grįžti, paklausyti, tais laikais, čia buvo cool, ne? Bet visgi aš sakau, taikiau tokį dalyką, kad ir netgi po 50 metų tas gabalas turėtų kažkokios tai vertės, arba, žinai, tai man tokie dalykai automatiškai imponuoja. Tai aš visavo aplinkoje stengiuosi tai išvelgti. Dėkingas esu ir tau, kaip sakau, ten, žinai, man ta frazė kaip užkabino, kaip tą priedainį, kurį rašinėjo mane, tavo tam gabalui GRB, kaip sako, žmonės, visi lygus prieš Dievą, bet nelygus tarpusavėje, ne, ten, va tokie dalykai man labai patinka ir už tai pagarba tavo darbams. Dėkui. Tai sakau, tu išrenki gerų frazių, man yra ką pagalvoti, kai kukas klausau, galvoju, kažką naujo tai išgirsiu, karočiui galvoju, tai ir tas labai dažnai pasiteisina, tai taip, kad aš pagarba tau, seniai. Malonu iš tavęs tai girdėti. Žinai, man tai kad ir kaip man, tarkim, patinka labiau pačiam toks agresyvesnis repas, klausyti. Aš dabar kalbu apie tai, ką klausyti, ne, tarkim, toks labiau gal kai kur kasdieninis repas, ne, tarkim, taip. Bet aš norėčiau tikėti, kad repas gali pakeisti pasaulį, kad jis gali išugdyti naują kartą, žinai, tarkim, bet pagrinde, man bent jau, žinai, man atrodo, kad repas yra atvaizdas gyvenimo. Nors, kaip ir sakau, aš esu optimistas, aš labai norėčiau tikėti, kad repas iš tikrųjų gali pakeisti patį pasaulį, nes pakeisti gyvenimus jis tikrai gali. Netgi kaip grįžtant prie tavo tų kultinių gabalų, kuriuos sakiau, žinai, ten tas pats adrenalinas, tarkim, gyvenimas gabalai, jeigu jų klauso skirtingos kartos, reiškia, tie gabalai iki šiol liečia kažką, ir tu ką tik kalbėjai, kad tu bandėjai, kuriai savo kūrybą atrasti kažką, ištempti iš tos gelmės, ištempti kažką būtent tokio, kas būtų,
ilgalaikį, amžiną, tarkim, ane. Ir, nu, tau kaip bebūtų, tau pavyko, bandžiau, iš tikrųjų, tau pavyko, tau ir Pušui va kartu. Ką tu, nori išgirst klausimus iš klausytojų? Nu, davai porą, aš jau mano dar telefonas laiko, davai dar porą. Galima porą. Davai, žiūrėk, tik atsakymai bus blicas, kuo greičiau, kad neišsiplėst per daug, nes klausimų yra 8. Nu, Man gerai. reikia juos skaityti, karoči. Nu, gerai, ir aš. Tai pirmas yra iš, ir jie visi keliauja į šitą šapulę, supranti, jie laimės arba albumą, arba tai tu prisidėsi. Gerai, pirmas bachūras yra, o gal panelė, Chnyza. Trumpas klausimas, trumpas atsakymas. Senoji ar naujoji mokykla? Ir ta, be senos nebūtų naujos. Tai, karoči, abidvi. Bet kas labiau patinka? Ką tu klausai labiau? O, ne, dabar, žinok, klausau, jau klausau. Negali tų pačių gabalų klausytam, žinai, turi būti kažkas pasiskės, bet nauja, tegu bus nauja. Karoči, gerai. Va, Chnyza eina į šapulę, sulankstom tiesiai į šapulę. Antras, ALD, jaunas reperis, Bendžius, kodėl nedarai naujų gabalų? Bet daro, hebra, daro, taigi va, su Bendžium padarysim toj gabalą, jau skaitykite, albumą įeina. Nu, nauji gabalai, žinai, kaip sakau, ir mano tie gabalai seniai, jie nebuvo visiškai nauji, nes kol tu gabalą, aš pavyzdžiui, man trūkdavo labai ilgai įrašyti tekstą, parašyti tekstą, gabalą padaryti. Nes yra vienetai gabalų, kurie man pasirašė per naktį, per dieną tenai kažkur tai, ne? Čia yra vienetai tokių gabalų, dauguma mano darbų yra daryti, nu, minimum metus, pavyzdžiui, tu grįžti prie jų, dar tobulini, darai, surišiai priedainį, taip kad gabalus darau, tik tai jie nebesidaro taip greitai, nes vis dėlto mano pajamos yra iš mano profesijos, o repas man nėra profesija, tai yra mano hobis. Va taip, hebrytė, kantrybės, yra prioritetai. Važiuojam toliau. Nėra prasmės, 4083, Bendžius, o šitas gali būti ilgas. Kokia nors istorija iš Zenito laikų? Kokia nors greita, bratulė? Gerai, čia vėlgi, aš šiaip gal turėčiau sakyti apie save, tik tai ne apie kitą, bet čia vėl atsimenu, aš vienas geras prikolas, kaip ant scenos repuojam, koncertas, ir čia, žinai, čia mes sakom, jūs sakot, mes sakom, jūs sakot, Pušas ištėsė maiką, vienam čuvakui, mes sakom, tai čuvakai, Pušai, kada skola? Tai va, čia kasai. Gerulis, iš tikrųjų gera istorija. Valdelio, tai ne, čia buvo, nėra prasmės. Tikiuosi patiko atsakymas, gerulė istorija. Dėkui, Bendžiau. Dabar, sekantis eina. Valdelio 420. Bendžius, ar kelis klausimus uždavė. Ar kažkada išgirsime jūsų tokiais MC kaip Monte, Viper ar Šmėkla? Nu, aš manau, kad jo, aš Montės nežinau, kur yra, karočią. Tas mes kažkada man skambino ir aš neužsiseivinau kontaktų ir aš visiškai nežinau, ką jisai veikia ir kur jisai kaip ką. Bandžiau klaustis, nelabai man kas sako, nes nieko nežinau. Monte, Šmėkla Viperis, tai jie busy savo projektais ten. Man patinka tai, ką jie daro, viskas jie daro ok. Aš manau, kad ar būtina tos featuringus reikia girdėti iš mūsų. Jeigu Dievas duos, tai taip ir bus gal. Bet čia, žinai, čia reikia laiko, tai aš turiu, kaip sakant, reikia bendrauti su žmonėmis, tai visi užsikasė savo reikalais, šeimos, dar kažkas, tai žinai, tai taip yra, bet aš tikiu, aš pozityviai tai žiūriu, taip, kodėlgi ne? To ir tikėkimės. Sekantis klausimas. Valentinas Treigys 4628. Bendžius, kokia mintis po daina Gėlytė? Turbūt turi omeny rožės, aš galvoju, ar gėlės. Ne, gėlės gal, ten gėlės, ta prasme, tai
gėlės ten, mėlynų gėlių, bla bla, ten, ne? Nu ten ką, nu ten tipo romantinė, ką žinau, kažkokia tai, nepasakytum, kad ten kriminalinė romantika, bet kažkas tai tokia yra, kad ten tipo, negali, žinai, aš vienišas vilkas, ble, staugi, bla bla, nu tengi viskas labai aiškiai iš tikrųjų. Tokia ten ir mintis ten, kad norėtum, kad būtų galbūt geriau, bet yra kaip yra. Tai taip. Jasne. O beje, dar pamiršau pasakyti, Valdelė, o prieš tai klausimas, kai buvo uždavęs klausimą, dar parašė tau, augau su jūsų kūryba, o jūsų gabalas gėlės, tai kaip mano vaikystės lopšinė. Nuoširdūs linkėjimai. Ačiū. Čia nuo Valdelio išlaikė. Ačiū. Toliau einam. Sesė 7677. Bendžius. Gabalas pirmas šaunantis į galvą. Aha. Nežinau, aš taip šiaip dabar matai pasikeičiau, karočią. Blin, man Stormzy dabar, gal aš pasakyčiau Stormzy, buvau koncerte Stormzy ir man padarė, karočią, vieną iš pačių didžiausių įspūdžių. Kaip nekeista, britų reperis ir visą kitą, bet wow. Tai tegu nebus tas Audacity. Man tas patinka Stormzy Audacity. Prikolnai. Nes live man net geriau suskambėjo. Aš jį, kaip išgirdau koncertą, tai po to pradėjau klausyti, sukti YouTube pasižiūrinėti. Man patinka. Tai būnė taip, ne? Aišku, kulka, mes čia stavim šnekam, tai tas iš lietuviško tai būtų tas mano priedainis ant tavo karočią Raimo. Paskutiniu metu tai tas imponuoja labai jo. Pas mane ant ragelio skambučio melodija, kaip tik tavo priedainis ant ragelio. Dabar klausimas vėl iš Klaipėdos, MOG Records. Tai nežinau, ar čia dvejetas, ar Team Funkas, nežinau, kam priklauso tas akauntas. Bet jie, bahuriukai prahavanį, jie, karočiui, visų, kas dalyvaus podcastuose, paklausė klausimų ir tokie, kaip su humoru ir asmeniškai pažįstami, žinai. Tai tau klausimas gan paprastas, tavo firminis patiekalas. Ai, žinok, salotas, karočią, pavyzdžiui, su kepsniu tegu. Kepsnys, salotų lapai, pomidorai. Reikia mažiau duonos valgyti, dabar žiūrgi į metus atsižvelgi. Bet paprastai aš tiesiog mėgstu mėsą jo valgau. Jautienos medium tegu bus, medium rare gali būti. Kepsnys jo. Nenoriu visiškai važiniotis cepelinai, tokie dalykai, ten jos daryti, dar kažką, tai tasme, negaliu pasakyti, sakau, ko paprašiau, to geriau. Tai taip, tegu tebūnė bus kepsnys arba steak sandwich, pavyzdžiui, kartais limpa su čiabata kokia, biški duonos gerai. Na tai va, hebrytė, MOG jūs atmaitintų, nebūtumėt kūdį kaip kulka. Ir paskutinis klausimas šiandieną atėjo į befiltro@gmail.com į e-mailą iš praeitų metų vieno iš konkursų nugalėtojo Andriaus iš Šiaulių, Nikų Septolytas. Praeitais metais laimėjo albumą iš Šapulios. Va, jis paklausė kelių klausimų. Bendžius, kaip kilo grupės pavadinimas Zenitas. Bet man atrodo, šitą jau girdėjom, bet jeigu gali greitai pakartoti. Zenitas, ta prasme, gerai, aš pakartosiu. Zenitas, ta prasme, aš gyvenau Zarasuose tuo metu. Mes darėm muziką, karočią, visą kitą. Ir kažkaip tai tuo metu dar ten buvo keletą pavadinimų. Vienas buvo Sniperis vadinasi, tai aš tokį ten, dar tokie ten piešinį prašiau, karočią, tipo. Dar buvo kažkoks tai vienas, aš dabar tiksliai nepasakysiu. Ir Zenitas, man kilo mintis nuo fotoaparato, kažkur tai va Zenitas. Man tas Z raidė, karočią, patiko dėl to, kad Zarasai. Ir, karočią, Zenitas, tai tipo, kaip ir planas, karočią, mesgi tada undergroundas buvo, ne? Ir buvo planas, kad, tipo, iškelt repą, kiek galima aukščiau, tipo, ne? Tai asociavosi keletą dalykų, todėl mes pradėjom ZZ rašyti. Ir dar vienas dalykas, galbūt dėl to, kad man patiko labai Gravedigas albumas, ne? Ten Gravedigas, tas, ne, tipo, tas Z visur, ir tekstuškai rašo visur, ne S gale, o Z, ne? Man tas toksai... Z gale, jo. Kad man toksai asociacija, galvoju, man tinka, tai Zarasai, ir aš tam pradėjau matyti savo, karočią, asociacijas, man patiko tas, tai taip, Z
Zenitas. Jasna. Ir antras jo klausimas, šitą jau buvom palėtę, bet dar vis tiek dar kartą trumpai jam atsakyk. Kelintais metais, jei pameni, prasidėjo pačios pirmos mintis apie kūrybą. Tai 96 parašiau rožės, ne? Tai tarkim, dar ten gal užtruko laikas, kol mes įrašėm. Tai dar 2 metus prieš, karočią, kokius, jo, 93, 92 gal pradėjo mintis rekstis, 93 pradėjau bandyti rašyti, 94 gal, žinok, iš tikrųjų jau pradėjau tekstus pirmesnius, ten tokius normalius jau, su koncepcija padaryti tipo tekstus, tai, o jau gabalais įrašė, tai gerai, tarkim, Pornosoundė pirmą gabalą rašėm 99, man rodos, tas startas buvo, ne? Dar prieš 2000-uosius, ar 2000-aisiais, man rodos, buvo prieš naujus, tai karočią, iki studijos dasirovėm po tam tikro laiko, tai. O Zarasų kultūrkiai rašinėjom jau 98 buvom ten, man rodos, ne? Jo, kažkaip taip, ne? Tai pirmus gabalus rašinėjom jau 98, ten yra tokių darbų, ten Trabortas, ten tokie, ten tokių Mary Fox Jane, ten tipo tokie, nu jo, tai taip. Tikiuosi atsakiau. Atsakiau, ne? Nu, pirmos mintis apie kūrybą, reiškia, buvo 93, 94, tai jau tracokas metų, hebrytė, tracokas metų. Dinozaurai mes esam, Bendžius dinozauras, aš dinozauras, karočiui, bet mes dar turim parako biškį. Nu ką, Bendžiu, davai, aš trauksiu, karočiui, dabar nugalėtoją, bet tu turi sudalyvauti, aš maišysiu, tu man pasakysi stop ir po to pasakysi trauk, ištrauksim nugalėtoją ir po to dar tau yra surprizas irgi, davai. Aš pradedu, karočiui, knaisytis, tu pasakyk, kad aš sustos. Maišyk. Nu, pamaišyk dar, pamaišom košę, vaikai sėdė atsilošę, nu, trauk. Stop, trauk. Ir ištraukiam ALD. Okay. Jaunas reperis, bet, kaip ir sakiau, praeitais metais neišėjo jam, sąžiningai jam neišėjo laimėti. Jis dalyvavo kiekvienam konkurse, Bendžio. Ir galų gale aš pamačiau, jis ir Hermis abudu dalyvavo kiekvienam konkurse, ne vienam nelaimėjo. Aš vis dėlto nusinčiau abiems po albumą, o dabar Ainorai, sveikinu, sąžiningai laimėjęs albumą ir Maikoną iš Kuvero. Tad nueik mūsų, susisiek su manim, nueisi į pardę, išsirinksi bent ką nori, kokį Maikoną ir tau pasiūsim būtinai. Taigi, hebrytė, o tau, Bendžiau, dėkui, kad tu buvai svečiuose. Aš, kadangi varau į Anglus, o greit, o už 3 ar 4 savaičių siunčiam karavaną, karočiui, į Jonavą, Kuvero. Okay. Tai tau ir ten mūsų patikimas draugas Slavka, kabinos brolis iš Mirage Squado, jis mums padeda su Kuveru. Tai tau, Slavka, tikiuosi, Slavka, labai prašau, padėk, aš čia sakau, bet tavo dar sutikimo, bet Slavka, būk geras, padėk, prašau, žinau, kad padėsi. Tokį naują dizainiuką hudiko, tavo išmerytę, kaip ir turi būti, Kuver City to City, bratulė, čia yra pats pirmas hudikas iš visos laidos, specialiai išsaugojau tau, pats pirmas. Dėkui. Bet aš pradžių galvojau su markeriu gal pasirašyti tau, bet po to galvoju, jeigu pradėsi plauti, jeigu iš tikrųjų nešiosi, gali būti, kad, žinai, paeis raudonom dėmėm arba kas nors, tai pasiūsim tokį. Bendžiau, dėkui tau labai atdušai, kad sudalyvavai šitam podcast'e. Dėkui tau, kad tu esi. Man yra laimė. Vis darai, keep going ir inovuoji. Aš tau esu irgi dėkingas ir manau, daug žmonių tau dėkingi. Žinai, kaip sako, svarbu sukelti gerus klausimus ir kad žmonės augintų savo filtrus. Labai liuks, cool, aš irgi už. Aš irgi dėkingas. Nu viso, mes, karočiui, dabar hebrytę atsijungsim, dar bus outro. Bendžiau, nori ką nors atsisveikinimui pasakyti hebrytei? Nežinau, dėkui visiems, viskas cool. Nežinau, tai ten, kas hebra laukia kažkokių tai rašų, visą kitą. Nežinau, būtų gerai, aš suprantu, kad reikėtų tą dalyką kažkaip tai pastumti ir visą kitą, bet aš tikiuosi, aš žiūriu optimistiškai, kas ten žino, gal viskas pagerės, pagreitės labiau, gal prisikopia pagaliau tų konceptų, ką galima būtų su
sudėti kažkokį tai remelį ir paleisti. Nu, žiūrėsim. Na kągi, chebrytė, štai ir pasibaigė tas pirmas epizodas. Dėkui visiems, kas išsilaikė nuo pradžios iki pabaigos. Žinau, kad formatas yra gan išplėstas, bet iš tikrųjų su Benjium kalbėjome 2+ valandas, tad kai kurią medžiagą reikėjo biškį pakarpyti. Jeigu jums buvo įdomu, gal mes su Benjium dar kartą galėsim susitikti ir pašnekėti. Bet turbūt tolimesni podcastai bus truputį trumpesni, kad atitikti standartus, kurių publika nori. Dar kartą dėkui visiems, kas prisijungia, dėkui visiems, kas palaiko ir laukiu susitikimo su jumis antram epizode, o nuo gegužės 1 mes pumpuosime po 2 podcastus į savaitę ir taip iki pat gegužės pabaigos, kol neišeis albumas Purvas, gegužės 31 dieną. Laukiu susitikimo su jumis. Iki greito.